kad parkavimas Vilniaus mieste taptų ženkliai paprastesnis, patogesnis vartotojui. Ir džiaugiuosi, kad Vilnius turės savo išmaniojo miesto programos portfelyje tokią išmanę aplikaciją. Šios sistemos unikalumą norėčiau pabrėžti, jinai net nestartavusi, sukaupta miestui 2 milijonus litų mažiausiai, vien dėl to, kad mes pradėdami šį projektą atsisakėme pirkti daugiau parkomatų, negu kad mums to reikėjo. Pagrindinė sistemos idėja naujos yra ta, kad apmokėjimas nuo šiol bus vykdomas už faktinį automobilio stovėjimo laiką ir nereikės sukti galvos, kiek užtruksite ar parduotuvėje, ar banke, ar susitikime. Ir štai, užsakau, viskas, automobilis užparkuotas. Galima vienu metu parkuoti daugiau negu vieną automobilį, tiek, kiek jūs norite. Štai pasirinku kitą automobilį, galiu preziumuoti, kad jis yra kur nors centre ir pradėti jo parkavimą. Ir jeigu yra neramu, kad pamiršite išjungti šį skaitliuko sukimąsi, tai galiu nuraminti, kad viskas yra gerai, kadangi automatinis parkavimo sustabdymas yra 20 valandą, o jeigu vis tiek nepasitikite savim, galite pasirinkti, kad parkingas stabdomas valandos bėgyje, 2 ar taip, kaip jums atrodo teisinga.